Labas, aš esu Kornelija ir tai mano pirmasis video YouTube kanale. Lauksiu jūsų palaikymo ir žinoma atgalinio ryšio. O kas manęs nepažįstate, tai šiek tiek prisistatysiu. 5 metus dirbu su verslais, kurie nori būti matomi, plėstis, ir žinoma augti. Mano darbas sukasi apie video turinį ir skleidžiamą žinutę, kaip padaryti taip, kad žmonės ne tik tai juos žiūrėtų, bet ir atpažintų save bei priimtų sprendimą ateiti pas juos. Ir žinoma, visa tai padėtų jums kaip verslui plėsti paslaugų ratą bei būti atpažįstamam kaip autoritetui. Šiandien kalbėsiu apie realius pavyzdžius, klaidas, kurios kainuoja klientus bei sprendimus, kurie veikia praktikoje. Jei turi verslą ir nori aiškumo, o ne mistiškų kažkokių triukų, užsiprenumeruok šį kanalą. Dauguma verslo savininkų bando taisyti savo marketingą, kurdami daugiau turinį, bandydami rašyti kažkokias gražesnės ir geresnės antraštės arba paleisdami dar vieną reklamos kompaniją. Bet priežastis, kodėl didžioji dalis nekonvertuoja, nėra tiesiog prastas viso to įgyvendinimas. Problema yra tame, kad verslo skleidžiama žinutė nesusijungia su žmogumi. Klientai neperka vien dėl logikos. Atsiminkite kartą ir visiems laikams. Jie perka dėl emocijos. Kai kažkas atrodo teisinga, kai ta puzlė žmogaus galvoje, žmogaus viduje susideda ir niekas nesukuria stipresnio ryšio su būtent jūsų verslu nei istorija, kuris skamba kaip paties kliento gyvenimas, kai moki papasakoti tinkamas istorijas savo marketinge, tau tikrai nereikia super duper kažkokių sudėtingų piltuvėlių, nereikia sudėtingų follow-up sekų ar milžiniškų reklamos biudžetų. Tau tiesiog reikia vieno dalyko – pasakojimo sistemos, kuri padeda sukurti pasitikėjimą ir tą pasitikėjimą paversti savo naudingu ir norimu veiksmu. Ir būtent apie tai yra šis vaizdo įrašas. Nerkime giliau. Žmonės neprisimena faktų. Jie prisimena, kaip kažkas privertė juos jaustis, nes mūsų gyvenimas ir taip yra kupinas visko, todėl tikrai niekam nerūpi, kad Google pavadinimas, pavyzdžiui, atsirado dėl paprastos rašybos klaidos. Ar kad Oprah Winfrey karjeros pradžioje buvo atleista iš televizijos, nes netiko ekranui. Taip, įdomu trumpam, bet esmė lieka ta pati. Štai kas daro pasakojimą tokiu galingu marketinge. Jis padeda žmonėms susijungti su tavimi žmogiškajame lygmenyje. Ir ne tik kaip su verslu, bet ir kaip su pačiu žmogumi, kuriuo galima pasitikėti. Ir ypač, kai pasakoji istoriją, tu ne tik pateiki tą informaciją, tu parodai, kaip ta patirtis jaučiasi. Padedi žmogui įsivaizduoti situaciją, kurioje jis jau buvo arba kurioje nori atsidurti. O tai padaro jūsų žinutę asmenišką ir leidžia žmonėms ją iš tikrųjų susidomėti. Pagalvok, jei kažkas sako, mes padedame verslo savininkams augti. Skamba gražiai, ar ne? Bet tai tikrai nieko nereiškia. Ir dabar palyginkime su tokia istorija. Pavyzdžiui, viena klientė atėjo pavargusi ir tikrai ne nuo darbo, o nuo to, kad niekas nereagavo į jos reklamas ir kūrimo turinį. Ji kūrė, jis stengiasi, bet jautėsi vis vien lyg nematoma. Ir mes pakeitėme tai, kaip jį pristato ir pasakoja apie savo verslą socialiniuose tinkluose. Po kelių savaičių jai nereikėjo net reklamos. Žmonės patys ją atrasdavo, rašė ir net nebeliko laisvų vietų konsultacijoms 2 mėnesiams į priekį. Supranti, tai yra kažkas, ką žmonės gali įsivaizduoti. Jie mato prieš ir po. Jie gali netgi pagalvoti, o čia apie mane, arba aš irgi noriu rezervacijų 2 mėnesiams į priekį. Ir būtent tada marketingas pradeda veikti. Istorijos veikia, nes jos padaro jūsų žinutę tikrą. Kai aprašai sunkumą ar pokyčio momentą, žmonės pradeda jų klausytis atidžiau, ar ne? Jie kažką pajunta savito, jie ilgiau išlaiko tą dėmesį, o jausmas lieka būtent su jais. Ir dar vienas dalykas, kurio visai vos nepamiršau, tai kuria pasitikėjimą. O jis šiaip jau turbūt pats yra didžiausias. Dauguma žmonių nenori, kad jiems būtų parduodama, nes jie nori pirkti tik tada, kai jaučiasi suprasti. Jie nori žinoti, kad tu supranti, ką jie išgyvena ir kaip pasidalini istoriją savo ar kito žmogaus ir ta istorija sutampa su tuo, ką jie patyrė arba patyrė dabar,
Tai parodo, kad tu iš tikrųjų supranti ir jie nustoja matyti tave kažkokią kaip atsitiktinį žmogų, bandantį kažką parduoti ir pradeda matyti tave kaip žmogų, kuris galbūt iš tikrųjų gali jiems padėti. Ir tai yra tas lūžio taškas ir štai kodėl pasakojimas svarbus. Ne tam, kad būtų įdomus, o tam, kad tiesiog žmonės jaustųsi pakankamai saugus pasakyti taip. Kitaip tariant, pirkti iš tavęs. Bet, ir čia yra didelis bet, didžioji dalis marketingo neveikia, nes jis orientuotas į neteisingą dalyką. Verslo savininkams, freelanceriams, marketingistams visiems sakoma, kurk daugiau turinio, leisk reklamas, pradėk dar kokį podcastą kurti, naudok tokį ar kitokį piltuvėlį, dar aną skriptą naudok. Jie klauso, jie daro, jie būna užsiėmę ir net, žinot, paskendę visame tame burbule. Ir net įdėjus tiek pastangų, rezultatai negerėja. Ir kaip jau sakiau anksčiau, štai kodėl, nes žinutė nesusideda kaip puzlė su tuo žmogumi. Paviršiuje viskas atrodo tvarkinga, profesionalu, net žinot, idealu, gali atitikti visas tas taisyklės, kairės, bet jei ta žinutė neatrodo tikra tam, kas ją skaito, žiūri ar klauso, faktas, kad jie neveiks. Daug marketingo, o tiksliau žinot, išbraukiam daug. Greičiau kokie 90% marketingo kalba žmonėms, o ne su jais. Jis vardyja funkcijas, dalyja patarimus, žada didelius rezultatus, bet realiai, kada sustoja ir kalba tam, kad žinutė būtų tikra ir asmeniška. Pavyzdžiui, verslo kaučeris sako, ši programa padės tau auginti savo verslą. Skamba pažįstama, ar ne, kaip ir kiekviena reklama. Bet problema ta, kad tokia frazė neprašo jokios tavo tos realybės, ar ne, ar apčiuopamo kliento kažkokio rezultato norimo. Ji neparodo nei skausmo, nei situacijos, nei to, ką žmogus iš tikrųjų patiria kasdien. Tai tiesiog dar vienas gražiai suformuotas kažkoks pažadas, kuris nuskęsta bendrame kitų reklamų fone. O jeigu dabar istoriją mes pakeistumėm. Viena mano klientė buvo pavargusi ne nuo darbo, o nuo nežinojimo, kas neveikia. Ji darė viską teisingai, bet rezultatai neaugo. Ir kai pakeitėme jos kalbėjimo struktūrą, strategiją ir atsisakėme perteklinių veiksmų, per savaitę ji gavo 5 klientų užklausas ir 2 iš jų net užbaigė. Klientai įsigijo jos konsultacijas ar produktą. Akivaizdu turbūt, antrasis pavyzdys veikia, nes parodo realią problemą. Jis aprašo, su kuo žmogus kovojo ir kas pasikeitė ir būtent su tuo žmonės tapatinasi. Būtent tai padeda jiems pamatyti, kad gal čia galėtų veikti ir man, ar ne? Deja, dauguma marketingo visą tai praleidžia ir bando parduoti per anksti. Ir tas marketingas kalba apie produktą ar paslaugą, funkcijas, kainą ir daro tai net nepadedant žmogui pasijusti taip, lyg tai skirta jam. Ir turbūt gali atspėti, kas nutinka, kai žmogus nejaučia, kad žinutė tinka jo situacijai. Teisingai, jis ją ignoruoja. Ir ne todėl, kad jam nerūpi, o todėl, kad tai neranda jokio ryšio su jo gyvenimu. Ta puzlė nesusidėlioja. Ir tai yra didžiausia klaida. Ne tai, kad verslas blogai kuria savo marketingą. Ne. Ir tai ne tai reiškia, kad pasiūlymas yra neteisingas. Tiesiog trūko tos visos istorijos visumos. Bet kai tavo marketingas pasako tinkamą istoriją, žmonės klausosi ilgiau, jie jaučiasi labiau susiję, jie pradeda pasitikėti ir ne todėl, kad tu juos tiesiog įtikinai, įkalbėjai, o tiesiog todėl, kad tu privertei juos pasijusti matomais, girdimais ir žinoma suprastais. Ir štai yra tai, kas gerą žinutę paverčia puikia. Puikia tokia, kuri parduoda ir konvertuoja. Ir daugumai verslų nereikia jokių papildomų išskirtinių kažkokių taktikų, jiems tiesiog reikia žinutės, kuri yra vertinga. Žinutės, kuri susijungia su tinkamais žmonėmis ir pastumia juos žengti į kitą teisingą tą žingsnį. Tam ir buvo sukurta pasakojimo sistema Storytelling Fly-V. Bent jau daug kas užsienyje ją taip vadina, bet aš manau, kad tai yra tiesiog logiška ir paprasta veikianti struktūra. Storytelling Flywheel yra paprasta sistema, kurią gali naudoti visur savo marketinge. Nesvarbu, ar tai landing pages, ar YouTube vaizdo kažkoks įrašas, ar Instagramo reelsas, pardavimo skambutis. Šios istorijos veikia visur ir jos veikia todėl, kad natūraliai kūrė pasitikėjimą. Ir yra 3 pagrindiniai, aš sakyčiau, istorijų tipai.
Aišku, kiekvienas atlieka jų skirtingą vaidmenį, kiekvienas jį savaip įsivaizduoja ir pateikia savo auditorijai, jie, aš sakyčiau, pateikti save turinyje, sukuria pasitikėjimą bei tikėjimą, kad tavo pasiūlymas tas jiems gali suveikti. Ir svarbi pastaba yra ta, kad neperdegtum, tau nereikia naudoti visų 3 istorijų kiekvieną kartą. Bet jei jas naudoji tikrai nuosekliai savo versle, jos sukuria tam tikrą pasikartojimą, tą modelį, kuris pritraukia tinkamų žinomą žmonės ir išlaiko jų dėmesį. Tad pabandykim įskaidytas, ar ne? Pirmuoju numeriu yra tavo kilmės istorija. Tai yra istorija apie tai, kodėl būtent tu pradėjai daryti tai, ką dabar darai. Ir ji neturi būti kažkokia dramatiška ar perdėtai emocionali. Ji turi būti tiesiog tikra. Jei neturi kažkokios istorijos nuo skurdo iki turto arba nei ten 10-metį trunkančios kelionės, kad išmoktum kažkokį iki tol nežinomą metodą, tai žinok, kad viskas yra gerai. Tavo tikslas čia yra padėti tiesiog auditorijai, klientams suprasti, kas tave atvedė iki būtent šio taško ir kokią problemą tu pamačius, nusprendei spręsti ir kodėl tau tai rūpi tiek, kad tu užsiimi būtent tuo. O tai padeda žmonėms pasitikėti tavimi ne todėl, kad esi ekspertas. Jei esi, puiku, bet svarbiau yra tai, kad esi žmogus su ta priežastimi ir su savo patirties sukurta misija. Pavyzdžiui, aš irgi pradėjau montuoti, filmuoti ne todėl, kad viską šioje srityje tikrai mokėjau ar jaučiausi pasiruošusi būtent tam, o todėl, kad patiko ir supratau, kad jeigu manęs nemato, niekas tokiai veiklai manęs nepasirinks kaip kažkokios turinio kūrėjos. Galėjau būti labai gera savo darbe, gerinti įgūdžius, bet jei to nerodžiau viešai, tai nieko nereiškia. Filmavau, kėliau turinį, bandžiau kalbėti, bet ilgą laiką, žinot, viskas atrodė ten chaosas ir be aiškaus kažkokio rezultato. O tada supratau, kad problema ne pačiame video, o tame, ką ir kaip per jį būtent pasakoju. Ir kai pradėjau filmuoti su aiškia žinute ir struktūra, pasikeitė ne tik tai peržiūros, bet ir žinoma užklausas. O dabar padedu kitiems verslams per video padaryti tą patį. Bet ir šita istorija, ji nieko neparduoda. Ji tiesiog paaiškina, nuo ko prasidėjo tas visas darbas. Bet tuo pačiu ji duoda žmonėms priežastį tavim pasitikėti ir patikėti. Klausydami jie mato, kad tu susidūrei su ta pačia problema, kurią turi jie. Ir tai daro, žinoma, tave žmogumi, kuriuo labiau tikėtina, kad žmonės pasitikės, nes tu esi tikras viso to pavyzdys. Bet ir čia vėl gali būti didelis bet. Jei praleidi šitą kilmės savo istoriją, žmonės tiesiog laikys tave dar vienu ekspertu ar kažkokiu tai guru, kartojančiu tą patį, ką sako visi. Kitaip tariant, tu realiai akimirksniu tampi pakeičiamas bet kurio konkurento. Bet kai žmonės girdi, kodėl tau rūpi ir kodėl tau svarbu, įvyksta persijungimas. Tu nustoji būti tiesiog pardavėjas ir tampi patikimu draugu ar kažkokiu vedliu, kuris gali padėti jiems įspręsti problemą. Antrasis numeris – klientų pergalių istorijos. Čia pasakoji tiesiog apie žmogų, kuris gavo rezultatų naudodamasis tavo produktu, paslaugą ar kažkokiu tai metodu. Ir tai nėra pasigyrimas, iš karto sakau, tai yra galimybių parodymas. Tikslas – padėti potencialiems klientams įsivaizduoti save toje pačioje situacijoje prieš, per ir po. Šios istorijos yra beprotiškai stiprios, nes mažina abejones per socialinį įrodymą. Žmonės visada klausia, ar tai veiks man. Ir jei tu parodai, kaip kiti panašūs žmonės pasiekia rezultatus, tu pašalini ar bent jau sumažini šitą prieštaravimą. Ir tai labiau padaro žmonės linkusius pirkti ir, žinoma, imtis veiksmo. Jei praleidi šio tipo istorijos, žmonės dvejos. O dvejonės ką kainuoja? Užklausą, žinoma, pasitikėjimą, ir net pardavimus. Nes žmonės tiesiog eis pas tą, kuris parodė, kas įmanoma yra sukurti prieš ir po jo paslaugų. Gera kliento istorija būtent pašalina tą trintį, nes tavo pasiūlymas atrodo saugus ir ne todėl, kad tu kažką pažadėjai, o todėl, kad jie būtent pamatė, kaip tai įvyko su kitu žmogumi. Pavyzdžiui, ar ne? Pavyzdį žiūrėkit. Viena mano klientė 30 dienų be pertraukų kėlė Instagramo reelsus. Ji filmavo, mes montavom. Bet ne šiaip dėl kažkokio kiekio, ar ne? Dirbom su aiškia žinute ir video struktūra. Per vieną mėnesį jos paskyra paaugo beveik 10 000 sekėjų, o kartu padvigubėjo užklausos net ir pakėlus kainas. Ir dalyjantis šiomis istorijomis,
Tikrai nereikia įspūdingų kažkokių skaičių ar milžiniškų pergalių. Tau reikia tikrų istorijų apie tikrus žmonės, sprendžiančius tikras problemas. Tai ir yra skirtumas. Net jei dar neturi klientų rezultatų tų visų, vis tiek gali naudoti šį formatą. Tiesiog tada papasako, kaip padėjai draugui, arba kaip pats ar pati tą pritaiky procesą savo. Esmė yra parodyti, kad tai, ką tu mokai, ar darai, nėra tik tai teorija, tai veikia realiam gyvenime. Trečias numeris yra tavo vizijos istorija. Tai istorija apie tai, kur viskas juda, kur tas tavo traukinys rieda, ne? Apie ateitį, kurią tu kuri, apie tai, kuo tavo būtent požiūris skiriasi. Ir ši istorija nėra apie praeitį ar dabartį, ji apie tai, kas tavo manymu turėtų vykti toliau ir kaip tavo darbas padeda kurti tą ateitį. Skamba kaip didelė idėja, bet tai istorija, kuri pozicionuoja tave kaip lyderį savo srityje. Ir ne tik kaip žmogų, kuris gauna tuos rezultatus, bet kaip žmogų, kuris kuria savo geresnį tą kelią. Pavyzdžiui, daug mažų verslų yra įstrigę nuolatinėme turinio kūrime be aiškios krypties. Jiems sakoma, filmuokis daugiau, kelk dažniau, prisitaikyk prie algoritmo, kelk savo kasdienybę. Bet toks kelias, ką padaro, dažniausiai žmonės išsekina. Ir aš tikiu, kad ateitis yra aiški. Žinute paremta komunikacija, kuri veikia per turinį natūraliai, be spaudimo ir be nuolatinio pardavinėjimo. Todėl aš kuriu struktūras ir sistemas, kurios padeda per video būti matomiems, atpažįstamiems ir pasirenkamiems, net netampant pilno etato turinio kūrėjų. Tai yra iš 2 dienų turinio kūrimo per mėnesį. Tokia tipo istorija padeda žmonėms pamatyti tave kaip žmogų, kurį verta sekti. Ir ne todėl, kad esi geras savo darbe, ar ne, bet todėl, kad tu eini kryptimi, į kurią jie taip pat nori eiti. Ir štai tiesa, kurios daug kas nepastebi. Jeigu tavo auditorija, klientai nemato tos tavo vizijos, jie seks kažkieno kito viziją. Kitaip tariant, jei praleidi šią istoriją, tampi dar vienu balsu minioje, o ne tuo, kuris formuoja tą visą pokalbį, ar ne? Vizija nėra tik tai gražūs žodžiai, tai dalykas, kuris pritraukia tinkamus žmonės, juos žinoma išlaiko. Ir tai sukuria lojalumą prekės ženklui. Ne tik todėl, kad žmonėms patinka tas tavo pasiūlymas, bet todėl, kad jie tiki tavo kryptimi. Dabar aš turiu tave perspėti. Daug kas išgirsta apie šiuos istorijų rėmus, susižavi, išbėga, pasirenka vieną, parašo postą ir įrašo video. Ir tada stebisi, kodėl nieko nevyko. Ir tada, Kornelija, labas, kodėl man nepavyko ir niekas nepasikeitė. Tai jie naudoja šias istorijas atskirai ir tada stebisi, kodėl turinys nekonvertuoja. Bet kai sujungi jas tarpusavyje, tas 3, įvyksta kažkas tikrai labai svarbaus. Ir tavo kilmės istorija kuria pasitikėjimą, tavo klientų istorijos kuria įrodymą, o tavo vizijos istorija kuria tą autoritetą. Ir ši seka paverčia turinį klientais. Tau nereikia to kurti, žinoma, dirbtinai, ieškok natūralių vietų savo marketinge, kur įterpsi šias istorijas. Pavyzdžiui, savo pradžios istoriją tu gali papasakoti skiltyje apie mane. Kliento istoriją netgi gali elektroniniu laišku paužklausę ar padaryti Instagrame karuselę. Viziją gali pakartoti istorijose, highlight'ai saugoti. Laikui bėgant per pakartotinus kontaktus tuos visus auditorija pradeda jausti, kad iš tikrųjų tave pažįsta. Jie tiki tuo, ką sakai ir pradeda matyti tave kaip šio pasaulio, kurį tu kuri dalį. Štai tokia yra pasakojimo galia ir kaip jis yra daromas teisingai. Jis ne tik pritraukia dėmesį, jis sukuria tikėjimą, o tikėjimas ką daro, veda pardavimus. Ir prieš tau pasakant, Kornelija, aš nemoku kalbėti prieš kamerą, arba aš nesijaučiu gerai filmuodamasi, arba man tiesiog nepatogu rodytis, leisk pasakyti tau kai ką. Istorijų pasakojimas nėra apie tai, kad būtum gera aktorė ar kažkokia atlikėja. Aš pati pradėjau filmuoti jausdamasi nejaukiai, klysdama, kartais per daug galvodama, kaip atrodau ar kaip skambu, o gal kalbu per drąsiai. Bet vis tiek spaudžiau tą įrašymo mygtuką ir skelbiau video. Ir būtent per tai atėjo aiškumas, pasitikėjimas ir kažkokie rezultatai. Todėl sakau visiškai rimtai, jei galėjau aš pradėti, tai žinok, kad ir tu gali. Daugumo žmonių istorijų problema yra ta, kad jos arba per daug išsiplečia be jokio tikslo,
arba tiesiog bando skambėti kažkaip įspūdingai, bet nėra atpažįstamos. Ir nei vienas variantas neveikia, o veikia tai, kas yra, sukoncentruota. Tikra, ir susieta su aiškiu rezultatu. Laimiai yra paprasta struktūra, kuri padeda. Ir ją gali naudoti bet kokiai savo istorijai. Savo kliento net paprastai užkulisiniai situacijai. Štai kaip ji veikia. Pirmas žingsnis: pradėk nuo problemos. Čia istorija prasideda, ne? Aprašyk situaciją tokia, kokia ji buvo. Su kuo žmogus kovojo, kas buvo trukdis ir stabdis, skausmas ar kažkoks sumaištis, ar ne kažkokia. Kas neveikia. Svarbiausia, būk konkretus. Kuo daugiau detalių ir nuoširdumo, tuo labiau tai yra atpažįstama. Tik prašau, nepasimesk nereikalingose detalėse. Visą tai išbalansuos. Konkrečiai, bet vėlgi nešaltai. Galiu pasakyti netgi pavyzdį. Vienas restorano savininkas dirbo po 12 valandų per dieną, nuolat gesino kasdienės kylančias problemas, kūrė specialius pasiūlymus ir vis tiek jautė, kad verslas stovi vietoje. Klientų srautai buvo neprognozuojami, o jis neturėjo jokio aiškaus supratimo, kas iš tikrųjų atveda žmonės į restoraną. Tai yra toks atidarymas maitinimo sektoriaus verslams, kuris priverčia savininką pasakyti, čia visai kaip mes, ar ne? Antras žingsnis – parodyk tą lūžio momentą. Čia kažkas pasikeičia. Gal tu kažką supratai, gal padarai mažą pokytį, gal pabandai kažką tai naujo iš beviltiškumo ar būtinybės, ar ne? Ir nereikia to komplikuoti. Tai nėra apie tai, kad išspręstum viską vienu kartu ir tiesiog vienu sprendimu. Tiesiog parodyk tą momentą, kai tavo visa istorija pasisuka šiek tiek kita kryptimi. Ir pratęsiu pavyzdį. Restorano savininkas suprato, kad lyg ir daro viską teisingai. Skelbia apie dienos pietus, dalijasi nuotraukomis, atsakinėja į žinutes ir skambučius, žinoma, bet niekas tarpusavy ten nesusijungia. Todėl vieną savaitgalį jis sustojo, susidėliojo vieną aiškę rezervacijų ir komunikacijos tvarką. Nieko sudėtingo, tiesiog vieną vietą, kur mato, kad visas užklausas jis gali sureaguoti iš karto, ten patogiai. Ir būtent čia auditorija, pradeda sekti tą istoriją, nes nori pamatyti, kuo visa tai baigėsi. Trečias žingsnis – užbaik rezultatu arba pamoką. Ir čia tu viską parneši, taip sakant, namo, ar ne? Kas pasikeitė po to pokyčio, kas dabar yra kitaip, o jei ne viskas pavyko, pasakyk, ko išmokai. Užbaig parodydamas, kas pasikeitė. Net ta maža menka transformacija yra tikrai pakankama. Svarbiausia, kad pabaigoje būtų kitaip nei pradžioje. Pavyzdžiui, ta viena iš tvarka pervedė restoraną nuo chaotiškų dienų prie pastovaus srauto. Savininkas nustoja spėlioti, iš kur ateis kitas tas klientas ir žmonės pradėjo rezervuoti patys per tą platformą, be kažkokių priminimų ir sukuriamo spaudimo žinutėse. Tada verslas pagaliau pradėjo jaustis valdomas, o ne bėgantis iš paskos toms problemams. Ir čia tau nereikia užbaigti kažkokią milžinišką pergalę, kad ten milijonų pasikeitė apyvarta. Kartais maža nuoširdi permaina yra net stipresnė ir ypač jei tavo auditorija mato, kad ir jie galėtų gauti tą patį poslinkį. Kaip tu greičiausiai jau žinai, ne visos istorijos bus tikrai sukuriamos taip, kaip tu nori. Vienos, pritrauks, kitos atstums klientus. Todėl noriu greitai pereiti dar ir per dažniausias ir pavojingiausias tas pasakojimo klaidas, kurios praktiškai sunaikina šansus parduoti. Pirma klaida – per daug detalių. Visi turime tą draugą, kurio istorijos turbūt yra 50% per ilgos. Tai nebūk tu tas žmogus, atsargiai su nereikalingomis detalėmis, kurios realiai neveda į istorijas kažkokią tą priekį. Koks buvo paros metas, kas ten dar buvo kambaryje, kokį ten užkandį tuo metu valgiai. Jei tai neturi realios tos reikšmės istorijos esmei, tai liek. Tikslas – išlaikyti žmogų susikoncentravusi nuo pat pradžios iki pabaigos. Kiekviena eilutė turi arba gilinti tą ryšį, arba stumti tą istoriją link kažkokio tai rezultato. Ir jei nežinai, ar dalis yra svarbi, paklaus savęs. Jei ištrinsiu šitą vietą, ar istorija vis tiek suveiks ir bus papasakota taip pat. Jei taip, greičiausiai to net ir nereikia. Antra klaida – per daug aprašomojo užpildo. Tai susijęs su pirma, bet verta šiek tiek išskirti. Daug kas mano, kad daugiau aprašymų padaro istoriją tikresnė. Taip mūsų mokyklai mokė, ar ne? Pridėk būdvardžių, detalių, padaryk tekstą vaizdingą.
Bet marketinge per daug detalių užkimša tą visą esmę. Tau tikrai nereikia sakyti, kad trečiadienio rytą geri žalią arbatą ir žiūrėjai, kaip lietus bėga per tavo langą. Nebent arbata išsiliejo, lietus tave nuplovė, arba trečiadienis turėjo kažkokią reikšmę. Jei tai vėlgi neveda į istorijos priekį ir negilina kažkokio emocinio to viso ryšio, rinklau. Trečia klaida – istorija be tikslo. Istorija turi turėti priežastį būti papasakota. Jei nėra pamokos ar aiškios kažkokios minties susietos su tuo, kas tavo auditorijai rūpi, turi priimti faktą, kad žmonės yra užsiėmę. Jei tu juos nusivedi į istoriją, kuri turi užtikrinti, kad kelionė buvo verta. Visada paklaus, ką istorija ši parodo arba ko ji moko. Jei ji niekur neveda, tai greičiausiai ne ta istorija. Ketvirta klaida – padaryti save herojus supermenu. Tai didelė klaida ir jei istorija yra apie tai, koks tu protingas, kokia tobula yra tavo sistema, arba kaip greitai uždirbai tu milijoną, istorija nustoja būti atpažįstama. Žmonės savęs ten nemato. Atsiranda didžiulė skylė ir praraja tarp tavęs ir va tų jų klientų. Sprendimas – padaryk klientą herojumi. Tugi esi gidas. Tavo darbas padėti jiems laimėti, parodyti, kas įmanoma, parodyti kelią link to milijono. Ir ši vieta gali nemaloniai gelti. Bet jei nori parduoti, turi priimti faktą. Daugumai žmonių tu nerūpi tiek, kiek tau norėtųsi. Čia ne. Aš apie tave gal ir galvoju, bet tavo klientai, ypač tie, kurie tavęs dar nepažįsta, ateina tikrai ne dėl tavo ego ar kad tu esi gražus, o dėl to, kad tu jiems gali padėti kažkuo. Todėl fokusas turi būti ten. Penkta klaida – bandyti skambėti protingai ar įspūdingai. Kai kurie rašo istorijas taip, lyg dalyvautų protingiausio rašinio konkurse. Per daug galvoja apie žodžius, rašo kažkokias metaforas ir bando atrodyti super duper gudrus. Bet bandymas skambėti labai protingai dažniausiai padaro tavo žinutę mažiau suprantama ir patikima. Ji pradeda painioti kažkaip, stumti žmonės tolyn ir vietoj to geriau jau kalbėk kaip paprastas žmogus. Naudok tuos pačius žodžius, kuriuos naudotum pasakodamas istoriją draugui ar geriausiai iš viso pirmokui. Aiškumas ir nuoširdumas visada laimi prieš protingumą. Žinai, kaip ten sakoma, jei negali paaiškinti paprastai, tu pats tos temos nesupranti pakankamai gerai. Šešta klaida – padaryti viską apie save, taip sakant, ar ne? O į tai labai lengva įkristi ir net viso to nepastebint, juk pasakoji savo istoriją, kaip ji gali nebūti apie tave. Geras klausimas. Bet tiesa yra tokia, jei pamiršti susėti istoriją su tuo, ko reikia auditorijai ar klientams, tai istorija pradeda skambėti kažkaip, egocentriškai ir savanaudiškai. Papildomi minusiniai taškai, jei istorija baigėsi ir tada viskas buvo gerai. Bet nėra jokios pamokos, jokio to takeaway žmogui, ar ne, kuri žiūri, skaito. Kaip tai sutvarkyti? Net kai pasidalini asmeniškų dalykų, turi grąžinti jį atgal į auditoriją ir turi parodyti, kaip pamoka tinka jų gyvenimui ar jų verslui. Žinai, aš tikrai suprantu, kad pradžioje visa tai gali tikrai atrodyti labai sudėtingai. Todėl tikrai kviečiu pasekti mano YouTube kanalą, kuriame netrukus bus dar daugiau naudingos informacijos, o jei liko kažkokių asmeninių ir neatsakytų klausimų, visuomet galite man parašyti ir asmeninę žinutę. Ir pasikartoju, kad tai yra mano pirmasis YouTube video ir aš labai tikiuosi, kad papasakojau viską aiškiai, suprantamai ir žinoma labai lauksiu jūsų atgalinio to ryšio ir palaikymo.